Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 7 skyrius. Skraidantis šventasis. Praeitą naktį viename susitikime aš mačiau Jogą, kuris pakilo į orą kelias pėdas nuo žemės. Sujaudintų balsu kalbėjo mano draugas Upendra Mohūnas Čauduris. Aš entuziastingai nusišypsojau ir tariau: galbūt galiu atspėti jo vardą? Ar tai ne Bhaduris Mahasaja, gyvenantis aukštutinėje žiedinėje gatvėje? Upendra linktelėjo ir šiek tiek nusiminė, jog nepavyko apstulbinti manęs. Mano susidomėjimas įvairiausiais išminčiais draugams buvo gerai žinomas, todėl jie jausdavo malonumą nurodydami man vis naujus šventuosius. Jogas gyvena taip arti mano namų, kad aš dažnai jį aplankau. Mano žodžiai nepaprastai sudomino Upendrą, todėl aš pasakojau toliau. Aš mačiau nepaprastus jo žygdarbius. Jis tobulai įvaldė įvairias senosios aštungubos jogos bendrais bruožais aprašytas Patandžalio pranajamas. Pastaba: Patandžalis, žymiausias senovės laikų jogos interpretuotojas. Pranajama – gyvybinės galios kontroliavimo metodai, pasitelkus kvėpavimą. Pastabos pabaiga. Kartą Bhaduris Mahasaja mano akivaizdoje su tokia galia atliko Bhastrika pranajamą, jog atrodė, lyg kambaryje būtų kilęs tikras uraganas. Paskui jis sustabdė griausmingą kvėpavimą ir sėdėjo nejudėdamas, paniręs į aukštesnėje sąmonę. Pastaba. Prancūzų profesoriai buvo pirmieji vakarų pasaulyje, norintys moksliškai ištirti aukštesniosios sąmonės galimybės. Profesorius Julius Bois, Sorbonos psichologijos mokyklos narys, 1928 metais, skaitydamas paskaitas Amerikoje, klausytojams patvirtino, kad prancūzų mokslininkai palankiai žiūri į aukštesniosios sąmonės buvimą, kuri yra visiška priešingybė Freudo pasąmonei ir yra lyg gebėjimas, kuris daro žmogų tikrų žmogumi, o ne supergyvuliu. Julius Bois paaiškino, kad aukštesniosios sąmonės nubudimo negalima maišyti su koheizmu ar hipnoze. Aukštesniosios sąmonės buvimas ilgą laiką buvo pripažįstamas filosofinė prasme. Emersonas ją vadino aukštesniąja siela, oversoul. Tačiau tik visai neseniai ji buvo pripažinta moksliškai. Prancūzų mokslininkas paaiškino, kad būtent aukštesnioji sąmonė yra įkvėpimo, talentų ir moralinių vertybių šaltinis. Tikėjimas ja nėra mistika, nors ji siejasi su savybėmis propaguotomis mistikų. Pastabos pabaiga. Po audros įsivyravusi ramybės aura įstrigo mano atmintin visiems laikams. Man teko girdėti, kad šventasis niekada neišeina iš savo namų. Upendros balsas skambėjo šiek tiek juokingai ir skeptiškai. Iš tiesų tai tiesa. Jis taip gyvena jau 20 metų. Tik religinių švenčių metu jis truputį nukrypsta nuo savo paties susikurtų taisyklių ir nueina net iki artimiausio šaligatvio. Tuomet iškart jį apspinta išmaldos prašytojai, nes šventasis Bhaduris garsėja ypač jautrė savo širdimi. Kaipgi jis pakyla nuo žemės, nepaisydamas gravitacijos dėsnių? Įvaldžius tam tikras pranajamas, jogo kūnas praranda savo grubumą. Tuomet jis skraido arba straksi lyg šokuojanti varlė. Netgi standartinės jogos nepraktikuojantys šventieji kartais pakyla nuo žemės intensyvių maldų Dievui metu. Pastaba. Šventoji Teresė iš Avilos ir kiti krikščionių šventieji
irgi dažnai vaizduojami pakilę į orą. Pastabos pabaiga. Aš norėčiau daugiau sužinoti apie šį šventąjį. Ar tu vakarais vis dar lankai susitikimus su juo? Upendros akis tryško smalsumu. Taip, aš dažnai jį aplankau. Mane neapsakomai žavi jo išmintis. Tik retkarčiais užsitęsęs mano juokas išblaško visą susitikimų rimtį. Šventasis dėl to niekiek nesijaudina, tačiau jo mokiniai tuomet žvilgčia į mane gana piktai. Ta popietę, eidamas namo iš mokyklos, priėjau Bhadūrio Mahasajos vienuolyną ir vėl nusprendžiau užeiti. Jogas nebuvo pasiekiamas įprastai publikai. Pirmame aukšte gyvenantis vienišas mokinys saugojo savo mokytojo ramybę. Jis buvo griežtos disciplinos šalininkas, todėl formaliai paklausė, ar aš esu susitaręs dėl susitikimo. Laimiai, pačiu laiku pasirodė jo guru ir išgelbėjo mane nuo klausinėjimo. Leisk Mukundai įeiti, kada tik jis panorės, šventojo akis spindėjo. Aš užsidarau ne savo paties, bet kitų labų. Pasauliečiai nemėgsta atvirumo, griaunančio visas jų iliuzijas. Šventieji ne tik yra reti, bet ir keliantis nerimą. Netgi šventraščiuose jie dažnai apibūdinami kaip trikdantis įprastą pasaulio tvarką. Aš nusekiau paskui Bhadūrį Mahasają į asketiškus jo apartamentus paskutinėme aukšte, iš kurių jis išeidavo labai retai. Mokytojai dažnai ignoruoja pasaulio bruzdesį, kol neįsitvirtina amžiams. Išminčius amžininkai nėra vien tie, kurie konkrečiai gyvena šiuo metu. Mahariši, jūs esate pirmas mano žinomas jogas, kuris visada sėdi namuose. Pastaba. Maharišis, didysis išminčius. Pastabos pabaiga. Dievas kartais pasėja savo šventuosius visiškai neįtikėtinoje dirvoje, kad negalvotume, jo galima apriboti jį kokiomis nors taisyklėmis. Išminčius atsisėdo lotoso pozoje, perkopė 6. dešimtmetį, jis nerodė jokių senatvės ar nejudraus gyvenimo ženklų. Jis buvo tiesus ir tvirtas bei žavus visomis prasmėmis. Jo veidas buvo kaip ryšio, aprašomo senoviniuose tekstuose. Visas kilnus ir barzdotas, jis dažniausiai sėdėdavo tiesus ir pasitempęs, o ramios jo akis buvo sukoncentruotos į visur esantį absoliutą. Šventasis ir aš susitelkėme savo dėmesį meditacijoje. Po valandos mane pažadino švelnus jo balsas. Tu dažnai pasineri į tylą, tačiau ar esi įvaldęs Anubhavą? Pastaba. Anubhava, tikrasis Dievo suvokimas. Pastabos pabaiga. Jis priminė man, kad reikia mylėti Dievą labiau nei meditaciją. Nepainiok priemonę su tikslu. Paskui jis pasiūlė man keletą mangų. Su subtiliu jumoru, kuris man taip pat patiko kaip asketiškos jo prigimties dalis, šventasis pridūrė, apskritai žmonės labiau mėgsta džala jogą, vienybę su maistu, nei dhyana jogą, vienybę su Dievu. Joginis jo kalambūras prajuokino mane. Koks čia juokas, jo žvilgsnis suspindo meilės kibirkštis. Bhadūrio veidas visada būdavo rimtas, tačiau nutviekstas tam tikros ekstazinės šypsenos. Didelėse į lotosą panašiose jo akyse slypėjo dieviškasis juokas. Šie laiškai atvyko iš tolimos Amerikos, parodė išminčius, keletas storų ant stalo gulinčių vokų. Aš susirašinėju su keliomis draugijomis, kurių nariai domisi joga. Jie iš naujo atranda Indiją, tik šiek tiek kita prasme nei Kolumbas Amerika. Aš mielai jiems padedu. Jogos išmintis yra prieinama visiems lyg tyra dienos šviesa. To, ką ryšiai suvokė kaip būtinybę žmoniją išgelbėti,
negalima tiesiogiai taikyti vakarams. Panašų savo sielomis, nors jis besiskiriantis išorinė patirtimi, nei vakarai, nei rytai neklestės, jei nebus praktikuojama tam tikra disciplinuota jogos forma. Šventasis ramiomis savo akimis užbūrė mane. Aš nesuvokiau, kad jo kalba buvo užmaskuotas pranašiškas mokymas. Tik dabar, rašydama šiuos žodžius, suvokiu galutinę atsitiktinių užuominų prasmę apie tai, jog vieną dieną aš nunešiu Indijos mokymus į Ameriką. Mahariši, aš norėčiau, kad jūs parašytumėte knygą apie jogą viso pasaulio labui. Aš ruošiu mokinius. Jie ir jų mokiniai bus gyvi šventraščiai, atsparūs natūraliems laiko išbandymams ir nenatūralioms kritikų interpretacijoms. Bahadūrio sąmojis vėl sukėlė manyje juoko protrūkį. Aš vienas sėdėjau su jogu, kol vakare vėl susirinko jo mokiniai. Bahadūris Mahasaja pradėjo vieną iš neprilygstamų savo diskusijų. Lyg ramybės upė, jis nuplaudavo savo klausytojų protų nuolaužas ir nukreipdavo jas Dievo link. Puikius alegorinius savo pasakojimus mokytojas sekdavo nepriekaištinga bengalų kalba. Ta vakarą Bahadūris Mahasaja išsakė daugybę filosofinių pamąstymų, susijusių su viduramžių laikų Radžputano princesės Mirabajos gyvenimu, kuri gyvenimą rūmuose iškeitė į sadhų kompaniją. Vienas garsus sanjasinas atsisakė ją priimti, nes ji buvo moteris, tačiau po jos atsakymo nusižeminęs puolė prie jos kojų. Aš nepažįstu nė vieno vyro visatoje, išskyrus Dievą. Pasakyk man, mokytojau, tarė ji, argi mes visi prieš jį nesame tik moteris? Viešpats šventraščiuose traktuojamas kaip teigiamas kūrybos principas, o jo kūryba yra ne kas kita, kaip vien pasyvi maja. Mirabaja sukūrė daugybę ekstazinių dainų, kurios vis dar vertinamos Indijoje, o aš esu išvertęs vieną iš jų. Jei kasdieną prausiantis būtų galima atrasti Dievą, tuoj pat tapčiau banginiu vandenyno gelmėse. Jei valgant šaknis ir vaisius būtų galim pažinti jį, mielai pasirinkčiau ožkos pavidalą. Jei rožinio kartojimas atvertų jo veidą, aš melsčiausi ir su mamuto karoliais. Jei nusilenkimai prieš akmeninius atvaizdus atskleistų jį, nuolankiai melsčiausi akmens kalnui. Jei geriant pieną galima įtraukti savin viešpatį, daugybę veršelių ir vaikų pažintų jį. Jei palikus savo žmoną būtų šaukiamas į Dievo, argi tūkstančiai nebūtų eunuchais? Mirabaja žino, jog norint atrasti viešpatį, viskas, kas būtina, yra meilė. Daugelis mokinių dėdavo rupijas į Bahadūro šlepetes, kurias gulėdavo šalia mokytojo jam sėdint kokioje nors asanoje. Pagarbą išreiškianti ir įprasta Indijoje auka reiškia, jog mokiniai deda savo materialias vertybės prie guru kojų. Dėkingi draugai iš tiesų yra užsimaskavęs viešpatis, ieškantis pats savęs. Mokytojau, jūs nepakartojamas. Prieš išeidamas mokinys entuziastingai pažvelgė į patriarchą išminčių. Jūs atsisakėte turto ir patogumų, kad ieškotumėte Dievo ir mokytumėte mus išminties. Buvo gerai žinoma, kad Bahadūris Mahasaja ankstyvoje vaikystėje atsisakė didelių šeimos turtų ir kryptingai pradėjo eiti jogos keliu.
Tu viską apverti aukštyn kojomis, šventojo veide buvo matomas švelnus priekaištas. Aš atsisakiau kelių niekam nevertų rupijų ir kelių nereikšmingų malonumų dėl kosminės, begalinės palaimos karalystės. Kaipgi tokiu atveju aš galėjau save kur nors nuskriausti? Aš pažįstu turtų dalijimosi džiaugsmą. Argi tai galima pavadinti auka? Siaurai mąstantis pasauliečiai iš tiesų yra tikrieji aukotojai. Dėl mažos saujelės pasaulietinių žaislų jie išsižada neprilygstamų dieviškųjų turtų. Mintyse džiūgavau dėl tokio paradoksalaus požiūrio išsižadėjimą, kuris uždeda krezo kepurę kiekvienam šventam prašytojui, o visus milijonierius paverčia nieko nesuvokiančiais kankiniais. Dieviškoji valia planuoja mūsų ateitį kur kas išmintingiau nei bet kuri draudimo kompanija. Šie mokytojo žodžiai rodė tvirtą jo tikėjimą. Pasaulis pilnas tikinčiųjų, nerimaujančių dėl išorinio saugumo. Kandžios jų mintys yra lyg randai kaktuose. Tas, kuris nuo pat pirmojo įkvėpimo dovanoja mums orą ir pieną, žino, kaip diena iš dienos pasirūpinti savo vaikais. Aš ir toliau po mokyklos eidavau prie šventojo durų. Tyliu atsidavimu jis padėjo man pasiekti Anubhavą. Vieną dieną mokytojas persikėlė į Ramo Mohano rojaus gatvę, daug toliau nuo mano namų Gurapūro gatvėje. Mylimi jo mokiniai pastatė jam naują atsiskyrėlio buveinę, kuri buvo pavadinta Nagendra Matha. Pastaba. Pilnas šventojo vardas buvo Nagendranatas Bhaduris. Mat reiškia atsiskyrėlio buveinę arba ašramas. Pastabos pabaiga. Nors nuo šios istorijos mane skiria daugybę metų, tačiau aš gerai prisimenu paskutinius man pasakytus Bhadurio Mahasajo žodžius. Prieš pat mano kelionę į vakarus susiradau jį ir puoliau prie jo kojų, prašydamas atsisveikinimo ir palaiminimo. Sūnau, vyk į Ameriką, kaip skydą pasiimk senosios Indijos garbę. Tavo kaktoje įrašyta pergalė. Kilnūs to šalies žmonės mielai priims tave. Pabaiga.